Sveiki visi. Taigi, kaip ir tema aiški, kągi mums duoda Azija. Azija toks dalykas, kuris gali padėti įeiti į vienokias ar kitokias pozicijas, jeigu tu supranti, kągi mums Azija davė. Jeigu mums davė Azija konsolidaciją, mums reikėtų galbūt taip daryti. Reikėtų ieškoti liquidity lygį. Jeigu davė judėjimą į vieną arba į kitą pusę, reiktų žiūrėti lygiai taip pat, kaip marketas reaguoja atsidarius Londonui. Kogi galima tikėtis mums per New Yorką. Esmė tame, kad Azija, ypatingai mums europiečiams, duoda ant Londono, kur galima iš tikrųjų pasigauti, kad ir minimalių treidų, tarkim 1/2, 1/3, tačiau tikrai įmanoma. Tik tai reikia suprasti teoriją, reikia žinoti, ko galima tikėtis iš viso šito. Tad suprasti Aziją reikia ir aš važiuosiu, parodysiu keletą pavyzdukų ir mes bandysime su tuo susipažinti. Taigi, Azija toks dalykas, kuris vyksta grinai nuo vidurnakčio iki 8 ryto. Ir tada Azija jau, ko gero, viso gero, Australija, Japonija, Kinija visi atsijungia. Ir Londono tikslas yra koks? Londono tikslas yra uždaryti visus Azijos traderius. Tai yra nusimti hajų ir nusimti low. Dabar daleiskime, mes turime ką? Turime mes konsolidaciją, ne? Per Azijos laikotarpį, tarkime, kaina judėjo pirmyn atgal. Nieko nesukurdama, ne? Turime supportą, turime resistance, Azijos hajus, Azijos lows. Kaip ir viskas šito vieto aišku. Ką Londonas stengsis daryti? Iš tikrųjų pastebėkit rinkas patys, pradėkit pasianalizuoti. Londonas nusims, fake outins, dar ką nors padarys ir kažkurio momentus išaus į viršų. Taip nusimdamas tiek Azijos hajų šitoje vietoje, ne? Tiek nusimdamas Azijos low'ų, išmušdamas visus sellerius arba buyerius būtent šitose vietos. Taip marketas juda, jis nusiema pinigus, o tada juda ten, kur jisai privalėjo. Ir Londonas tokį buyer gali įkalti. Dabar judant taip pat, pavyzdžiui, Azija duos judėjimą apačion, ne, kažkas tokio iš tokios serijos. Viengi mes turime ką? Mes turime Azijos hajų, turime Azijos low'ų ir laukime, kągi mums duos Londonas. Londonas gali labai paprastai paimti ir po truputuką važiuoti viršų, nusimti hajų ir tada paduoti į apačią, nusimti Azijos low'ų. Tai nėra dažnas variantas, ta prasme tai nėra tai, kad jisai visą laiką vyksta. Visą laiką taip marketas nevažiuoja. Gali marketas nenusimti, pavyzdžiui, Azijos low'us ir tiesiog važiuoti virš, tas pats bus per Ameriką. Bet dažnas atvejis yra toks, kad marketas nusiminėja šituos dalykus. Tiek yra Azijos hajus, tiek yra Azijos low'us. Lygiai tas pats, jeigu kaina, pavyzdžiui, kris apačion, kris į viršų, visą laiką bus tas nusiminėjimas. Ar tai bus hajus, ar tai bus low'us, liquidity grebai visur yra, visi nori savo sesiją iškelti virš. London yra aktualu uždaryti Aziją. Amerikai lygiai taip pat aktualu yra nusimti Londono sukurtus likvidičius ir važiuoti ten, kuriam reikia, kitaip sakant, išmanipuliuoti visus retailerius ir mažas žuveles. Taigi, 15 minučių grafikas, kągi mes turime, ne, bet šitoje, vietoje užsidarė marketas, ne, bet čia ir iki 8, ne, čia netgi va. Čia įvyko kas? Nieko neįvyko. Taip konkrečiai Azija mums davė nieką. Kaina pakilo, pasileido, vėl pakilo, vėl pasileido, vėl pakilo ir pradėjo važiuoti žemyn prieš Azijos atidarimą. Ir dabar žiūrėkit, ką padarė. Ką padarė Londonas. Šitoje vietoje jis nusiėmė liquidity. Minimaliai, bet nusiėmė. Ne? Ir pradėjo judėti viršun. Sujudėjęs viršun, ką jisai padarė, lygiai taip pat nusiėmė Azijos hajų. Lygiai taip pat nusiėmė ir šitą iš praeitos dienos likusi liquidity. Ir nuvažiavo viršun. Sukūrė mums judėjimą viršuje. Ir tada padavė apačion ir pradėjo judėti ten, kur reikia.
Ir vėliau atsidarė Amerika ir Amerika jau papolnai nuvažiavo žemyn. Labai elementariai, bet ką aš noriu parodyti, toks yra vienas pastebėjimas, kad tiek čia, tiek apatinė Azijos lauj, tiek Hajų Azijos labai greitai išmušė. Žiūrėkit, čia po 8.15 kendalas išmušė, padavė į viršų ir čia pusę 9, reiškia, 15.9 kendalas susidarė, jau jisai nusiėmė Azijos Hajų. Marketui yra aktualu susirinkti pinigus. Elementariai. Važiuojam dabar atgal, vėlgi galim pasižiūrėti, kas gyvyko, ne? Vat čia buvo judėjimas viršūn, ne? Vat iki 8. Čia Azijos laujus, čia Azijos hajus, ne? Sukurtas. Ir, kaip ir sakiau, situacija nėra, kad jinai būtų dažna ir kad jinai būtų visą laiką. Kaina pavažiavo žemyn, ta prasme, davė reakcijos ant Anglijos atsidarimo. 8, žiūrėkit, kendalas visiškai pavažiavo žemyn, jokių vykų nieko. Bet ilgai netrukus kaina pradėjo judėti virš. Ne visą laiką tas įvyksta. Kartais Azijos neuždarinėja. Nenusiema tiek abiejų saidų likvidičių. Pasiėmė dabar viršų, kaina davė judėjimą į viršų ir kaina visą dieną, literaliai visą dieną tiesiog judėjo į viršų. GBP USD buvo aptrendė ir buvo stipriam aptrendė ir jam į apačią grįžti nieko nereikėjo. Judame atgal, vėlgi pažiūrėkim kitą dieną, ne? Kągi mes čia turime? Turime čia ir turime judėjimą iki čia, ne? Žiūrėkit, Azija ką padarė. Padavė į viršų ir tada padavė žemyn. Ką Londonas padarė? Iš karto nusiėmė likvidity. Čia lyg ir planavo nusiminėti, tačiau, kaip matot, nedaėjo. Vis dėlto reiškia, čia iš istorijos kažkur yra stiprus suplajus, ne? Turime mes suplajų. Ir kaina pradėjo judėti į apačią, nusimdama pilnai net ir šitą likvidity. O įdėjo apačio, nusiėmė šitą likvidity, kaina pradėjo šitoj vietoj, kas pasidarė, įsijungė Ameriką. Amerika ką padarė hibridė, jau jūs nesugebėjot, Londonas nesugebėjo uždaryti, mes uždarysim. Londonas ką padarė, paėmė ir pilnai nusiėmė likvidity šitoje vietoje ir pradėjo judėti žemyn. Minimaliai, bet pradėjo judėti žemyn. Na, žiūrėkit, GBP JPY, JPY mūsų Azijos para, ne? Turime ką? Judėjimą, mes lyg ir apačion, ne? Padavė į apačią, nuvyko ir tada konsolidacija, keletą valandų įvyko juplavimas. 8.00 atsidarė, kas mums atsidarė Londonas. Londonas ką padarė? Momentaliai nusiėmė laujų. Minimaliai, bet nusiėmė laujų. Tada žiūrėkit, kas įvyko toliau per Londoną. Kaip ir nieko. Konsolidacija šitoj vietoje. Iki kol atsidarė Amerika ir Amerika ką padarė? Amerika nusiėmė pas mus likvidity, nusiėmė mum Aziją. Vėlgi, pavyzdukas elementarus, kad nusiminėja. Marketas nusiminėja. Azija jisai bando uždaryti. Kol turim Londoną ir Ameriką, tol reikia nusimti Aziją. Tai pastatytas marketas. Variklių reikia kuro. Todėl kuras pas mus yra likvidity lygiai. Judame toliau. Kągi mes turime? Turime važiavimą žemyn. Ne? Vat nuo čia mes turime važiavimą žemyn. Važiavo. Ir laujus realiai prieš Anglijos atidarimą šitoj vietoj. Vis tiek Anglija savo nusiminėjom likvidity, dar padavė žemyn ir tada ką padarė, pradėjo važiuoti į viršų. Važiavimas į viršų ir 1 valandą mes turime, kaip ir man atrodo, čia bus eventai galbūt. Bet esmė tokia, jog liquidity's buvo nusimtas. Žiūrėkit, hajus buvo paimtas dar Londono sesijos metu. Viskas, tada pradėjo važiuoti kažkiek į apačią ir jau Londonas, jau Amerika padarė savo, pradėjo pušinti kainą į viršų. Dar pažiūrėkime atgal. Na, va, dar vienas pavyzdukas, ne, va, turime mes pas mus Aziją, ne, va, būtent šitoje vietoje. Azijos laujus, Azijos hajus, ne, va, šitoje vietoje. Vėlgi labai preliminariai matosi, kad buvo nusimtas Azijos hajus, atsidarė Londonas, pušo davė į viršų, nusiėmė Azijos hajų, nusiėmė likvidity ir padavė apačion. Šitoje vietoje ką padarė? Nusiėmė mūsų Azijos laujų.
ir pradėjo važiuoti viršų ir jau čia vakarop kaina atsileidinėjo ir pasileido apačion kartu su Azija važiuoti į apačią labai stipriai. Faktas kaip blynas, kad mums Azija duoda rėmus. Tais rėmais mes galime rasti vienu ar kitokių ėjimo pozicijų, vėlgi reikia atsargiai. Negalima šopti kiekvieną traukinį, nes vieni traukiniai būna geri, kiti būna traukinukai, kur viens prie vieno reras gali nesueiti. Tačiau reikia bandyti, reikia žiūrėti, reikia analizuoti sporas, kurios jums tinka, kurios jums patinka. Taigi, chebrytė, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi susidarėte bendrą vaizdą. Ką duoda Azija? Azija mums, traderiams Europoje tikrai daug ką duoda. Ir galima rasti neblogų ėjimo taškų, jeigu suvoki, kas yra likviditis. Suvokęs, kas yra likviditis, įeidinėsi į neblogas pozicijas, tačiau svarbu nepamiršti, kad tai vyksta ne visą laiką. Ne visą laiką marketas nusiminės tiek buy side, tiek sell side likvidičius. Būna, kad tik tai vieno nusiema ir vyksta continuationas. Tai būna. Todėl kiekvieną tradą tu nelaimėsi. Čia faktas kaip blynas ir aš jau tą kartoju metai laiko, daugiau galbūt. Tu kiekvieną tradą nelaimėsi. Aš su premium įsidu pas mane 50% lose ratio, kartais netgi daugiau būna. Aš vis tiek pliuse, nes pas mane reras didelis. Ir man to pilnai pakanka. Nereikia laimėti kiekvieną tradą. Įmanoma, bet iš pasakų pasaulio taip paimti, ne? Nes tu tradų vis tiek sudegins. Taip yra, dėl to turi mokėti sudaryti minus. Taigi dar kartelį ačiū, kad žiūrėjote, jungiamės į bendruomenę, jungiamės į premiumus, mokomės ir judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių. Bye bye.